pristatėme, mes esam Panelas iš Raguvos, Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro tradicinė kapela ne Ragova, o Ragauva. Ra, tai reiškia saula egiptietiškai. Gau, angliškai, nusaka pirmin, eik. Ava, tai ir va. Tai ir gavas Ragauva. Esam mama ir dvi dukteris. Saka, čia sumažėja mūsų, kiekvienas renkame savo gyvenimo kelią. O jumis labai sveikinam, jūs saka, kad kraštiečių šventė čia pas jum. Antanų šventų šiandien yra. Tai mes dabar padainuosim tokį daino prisiminimą. Jeigu žinot, tai padainuokit kartu su mum. A jeigu nežinot, vyrų yra matas, tai nesėdėkit kaip malpas, imkit moteris ir pašokit. Ačiū labai, tik atvažiavus pas jumis vienas artistas sako, aš šiandien dainuosit Panevėžio fokstrautų.
Sakau, jau padainuosim Panevėžio fokstrautų. Tai nelaukiam galą koncertą, iš karto pristatom Panevėžio kraštą, Panevėžio fokstrautus. Jeigu žina, šokėjai, nesėskit, ne visam, stokit ir šokit. Jeigu šiandien jūsų šventė, jūsų kraštą šventė. Tradicinės kapėlas repertuarą sudaro didžiąją dalį, sudaro Raguvos krašte užrašytas pokario kartos raguviškių jaunystės dainas. Tos jaunystės dainas labai, kaip tik tai ta jaunuomenė, tas jau atlikėjais, kad padainuoja, koks amžius tokį jaunystės dainų, pačių seniausių iki estradinių. Bet didžioji dalis tų jaunystės dainų kokiųgi buvo, atspėkit, kaip jūs galvojate? Apie meilų, teisingai, romansai, tokie fokstročiukai ir visakas. Tikrai esat girdėję, jeigu žinot, kartą dainuokim gerai, šoko raudoni batukai.
pateikėjai yra buvoj, bet manau ir šyčiai Skemunyse ir šyčiai šitam kaime per gegužynis būdavo įvairiausių nuotykių ir iš tų nuotykių gimdavo lietuvių liaudės dainos. Su tokiu gyvenimą tiesų ir istoriją, kad būtent jų. Tai vieną tokį dabar padainuosim, ramesnė negu šitą batukai, tokį Vyšnelį sodelį. Tai pasklausykit, vyrai irgi, atidūskit, čia jau valsą ritmo bus biškį, vai palinguot, galim paploti, tai Vyšnelį sodelį. Vyšnelių sode
matot, kokių visokių istorijų būdavo, ne? O dabar papasakysim dar vieną istorijų, kad man papasakai ir padainavo kietus toks Raguvos, Grins Raguvėtis armonikėlis. Atspėkit kokį vardą. Antanas, žinokis, tikrai. Antanėlis toks šustras, greitai sarmoškį groji ir sako, Antanėlį, man reikia būtinai, kad tu man sudainuotum visą savo jaunystės dainas. Tai dainavo žmogus, sako, kad šiandien gal gana kitą dieną atvažiuok. Tada važiavo antrų dieną, vėl dainavo, žinokit, netgi buvo, kad jau mergiutė atvažiavo, žmogus iš darbą grįžo, jau paskambina, sako, tu jūs dar nebaigėt? Ne, sako, kad visas dainas neišdainuotas. Bet aš viskas labai gražiai, Antanas 60 metų, turi žmonų, 2 vaikus, viskas tvarkoju ta prasme. Čiki piki, tai viena istorija, kai susitikom. Istorijai padainuosim irgi. Sako, gana vėjelį, gana bučiuoti ir taip toliau. Tai irgi valsą ritmu šokit šiandien jūsų kraštiečių suėjimus. Tai jeigu ne kiekvienu vakaru susitinkat, tai pasėdėti kartu, pasišokti, palinguoti, pašokti. Tai...
Kokias gražias tie romansai, tos meilės dainas, ne visą istoriją nupasakota, tada gyvenk žmogus, kaip sako mūsų gražiai, ir žvenk. Daugiau nieko, nei pyktis, nei pavydėti, nei blogą linkėti. Tiesiog draugiškai eit, mielai vienas kitą apkabinti, pabučiuoti, padėti, pagelbėti, a ne tai. Man tai tokias vertybės, ar jūsų? Jūsų. Tai labai smagu. Labai, žinokit, nuoširdžiai pasakysiu, bent jau man, nežinau kaip jum, man labai gera pasiimti dabar dainuoti ir grūti. Aš jokias įtampas nejaučiu, visi tokie laimingi, šviesų žmonės, atėjai pasidžiaugti gyvenimu. Ar jūs kaip jaučiatės? Aš taip pat. Taip pat. Tai va, dainuok atrodo, kaip pas gydynis atvažiavęs, nors pirmą kartą šitam krašte. Sekanti mūsų daina bus apie gyvenimą. Pasiklausykit žodžius. Smagesnė, reikia ir šokti, bet ir pasiklausyti, įsiklausyti. Mes kaip repetuojam, sakau, mergiotės, ar jūs kai dainuojat, jūs girdit, ko dainuojat? Pasakojat, aš tai iš širdies dainuoju, kiekvieną žodį, sakau, va, tai perduodu kiekvienam, jeigu biškį rimčiau žiūri, bandau, iš žmogelgi nusišypsau, toks gražus gyvenimas, jeigu tu taip rimtai žiūri. Vieną kartą pavyksta, kitą kartą vis tiek žmogstu. Žiūri, nors tu persiplaži, negalvoji, kaip tau nori, aš tai džiaugiuosi gyvenimu, a tu kaip jau. Tai greit prabėgs mūsų naktis ir dienos. Teisybė yra, ne? Taip. Tai sako, jeigu vyrai nežugdyna, gali moteris eiti šokti. Mama Kelmickaitė sakė, tai moteris vienu kitu gali pašaltinti, žinokit, čia mes ne vėjai ir lesbietės visais laikais. Vyrai su vyrais negalėjo šokti, moteris galėjo. Lygės teisės. Tai padainuosim tokį istorinį valsą su pridainavimais. Pasiklausykit, pašokit, padainuokit kartu su
poniutės, nesėskite vyriškiai žavus. Paskutinė to mūsų daina atėjo galas, kaip sako, ir pradžia, ir pabaigo, ir galas, pasakysim gražų žodį trumpu. Tai šokim, atsistokim, visi galim ir ratelį padaryti, galim mes pasislinkti, matėm ant lovos atsisėsti. Šokit visi. Ei, draugai, ir čia draugų. Visi draugai. Ei, draugai.